Sveiki, čia Rasuolė ir mano kalbančios rankos. Štai ką aš jums noriu parodyti. Šiandien atidarinėsiu siuntinuką. Ypatingų produktų gavau. Ypatingas siuntinukas. Keliavo produktas labai ilgai ir iš labai toli. Kas pamenat, kas žiūrėjot ir stebit mane, tikrai pamenat, kad aš reklamavau anksčiau hidroplazmą. Ir aš su ja dirbau. Ne aš viena dirbau, mūsų visa komanda dirbo su vandens plazma, su gyvu vandenėliu. Bet atėjo toks laikas kaip karantinas, pamenat visi, kai žmonės ne tik, kad niekur išeiti negalėjo, bet ir gamyklas visas buvo sustabdę, nieks nedirbo, paštai, jokių siuntinių nebegavom ir sustojo mūsų visas darbas. Žinoma, vėliau prasidėjo visa ta nesąmonė, kuri dabar vyksta. Net nenoriu įvardinti to žodžio, nes jisai man tiek žmonės nesąmonės daro su ta visa situacija, kažkokia išprotėja. Man tai nepatinka. Kažkas žaidimus žaidžia, žmonės pykdo, kitiems patinka pykti ir veliasi į tuos žaidimus. Taip. Tai va, ir mes jau tada nustojom dirbti su vandens plazma, su hidroplazma ir nebegavom siuntinukų, negalėjom užsisakyti. Dabar tokia gera žinia, kad grįžo pas mus hidroplazma, grįžo pas mus produktai, peptidų produktai. Prieš hidroplazmą mes turėjom Aklon kompaniją, nuostabius produktus, organų peptidus, akių organų peptidus. Tuomet irgi kompanija išėjo iš Europos, nes Europa, kaip labai dažnai būna, pakeitė reikalavimus. Jie reikalavimus keičia kaip žydas batus. Na, taip galiu pasakyti. Nu, manęs biški kartais matosi. Tai bet vis tik mano rankos šiandien kalba, šiandien dirba mano rankos. Ir žiūrėkit, štai. Siuntinukas. Taip, vandenuką hidroplazmą dabar kita kompanija, aišku, pardavinėja, mes dirbam. Su kita kompanija, matau, irgi tamsus buteliukas. Į tamsius buteliukus visą laiką pila vandens plazma ir jį vadinasi alfa plazma arba injušino plazma, kitaip dar vadinasi. Toks gražus buteliukas į daugkartinius tokius kelioninius maišelius, kad būtų patogu. Supakuota instrukcija. Kas nežinot, kas yra vandens plazma, hidroplazma, žinoma, kad daug kas ir nežino, nes tai seniai buvo visų pirmiausia, kai mes dirbom, kiek metų praėjo. Taip, vandens plazma ne kažkoks tai struktūrizuotas vanduo, ne kažkoks jonizuotas vanduo ar filtruotas, kaip daug dabar yra įvairiausių vandenų, kaip pasakau, ne sidabro kažkokiais jonais ten praturtintas ar kažkas tai. Tai yra tiesiog vandens dalis. Ta dalis, kuri atsirado, kai tik tais užgimė vanduo žemėje. Nuo pat to momento. Hidroplazma vandenyje realiai visur turi būti ir jos daug kur yra, tik koncentracija toli gražu jau ne tokia kaip anksčiau.
Pamenat, mes pasakas skaitydavom apie gydomus šaltinius. Iš mūsų senelių girdėdavom, kad yra kažkur tai ten arba ten gydomieji šaltiniai, gydomieji vandenys tokie. Tai vat, ne šiaip savo tos pasakos buvo sukurtos, ne šiaip savo atėjo ta tokia informacija pasakų, kaip pasakos pas mus, kad yra gydomas vanduo, nes iš tikrųjų tokių vandens telkinių anksčiau buvo labai daug, dabar jų mažėja. Tai ten tiesiog yra hidroplazmos koncentracija, tokia, kokia jinai turi būti, kokia iš seno turėtų būti. O mūsų hidroplazmą šitą vandens telkiniuose žudo chemikalai. Mes patys žmonės žudom vandens plazmą, tuos vandens tą visą, ką jisai turi iš prigimties, patys sunaikinam. Ypatingai kenkia automobilių išmetamos dalelės tos, kas eina iš automobilių vamzdžių. Iš viso hidroplazma turi tokią informaciją nuo senų laikų, kad koks turi būti vanduo, kaip teisingai turi dirbti, gyventi ląstelė, bet kurioje yra vandens. Ji save turi išgydyti, jinai turi save regeneruoti, jinai turi apsivalyti, nes hidroplazma jinai valo vandens telkinius, valo vandenį. Ir vat ji nebespėja atsinaujinti, nebespėja užgimti iš naujo, pasidalinti ir nebespėja išvalyti tų vandens telkinių, kurie dabar yra užteršti ir jie miršta. Jie yra negyvi. Tai vat toks stebuklas, aš nenoriu dabar plėstis labai apie hidroplazmą ir pasakot apie ją, bet supraskit, jeigu labai trumpai, tai yra gyvas vanduo.